O, labą dieną, prašau, užeikit Luko komedijos dienoraštį, kaip tik jums šildau. Liepos 20 dieną sekmadienį pasirodžiau atvira mikrofone bare Portabello ir štai mano refleksija. 9 komikai pasirodė prieš 14 žmonių publiką, šiek tiek trūko garso, per kai kuriuos pasirodymus garsiau girdėjosi ventiliatorius negu komikas. Žmonės daugiausiai šipsojosi ir prunkštė, o garsus juokas netrikdė tokioj tyloj. Buvo liūdna ir gaila matyti, kaip energingi, charizmą spinduliuojantis komikai liko be stipraus atgalinio ryšio. Energijos apykaita taip ir neįvyko. Pasirodymo dieną iš užrašytų idėjų išvyščiau pilnus juokelius, bet labai sunkiai sekėsi juos išmokti. Jaučiausi pavargęs, o artėjant pasirodymui dėl streso mano atmintis ir vėl ėmė streikuoti. Todėl repeticijai pasirinkau kalbėjimą taip, kaip tą dieną jaučiausi. Be energijos, lėtai, su užsikirtimais. Norėjau patestuoti naują toną, nes įprastas kalbėjimo būdas jau 2 pasirodymus iš eilės neveikia. Scenoje buvau susikaustęs, sąmoningai ir dėl savijautos. Draugė sakė, kad vietomis skambėjau piktai, agresyviai, o momentais keistai, baugiai ir širkščiai. Mano pauzės buvo milžiniškos, jos sukūrė tokį nejaukumą publikai, kad jai nebeliko nieko kito daryti, kaip tą įtampą išleisti per juoką. Bet vėliau žmonės prie to priprato ir jiems pasidarė nuobodu. Kai publika mažai duoda, imi prie to taikytis ir sumažini savo energijos lygį. Sąmoningai. Teigiamo to dalis. Šitokiu būdu taikydamasis prie publikos plėti savo balso diapazoną, tikrinėsi ir treniruoji savo balso amplitudę. Čia puikiai vieta testuoti savo juokelius nejaukiu, niūriu, piktu ir nihilistiniu tonu. Ir visiškai netinkama aukštai energijai ir testavimuisi, kaip veikia sumanus ir ilgi bajeriai. Ei, komedijos dienoraštis tai mano kainoraštis, raštis ant akių, kainomatai kainos, fainos tamsoje kyrainos, kaimainos, tema po temos, plojimai nerūpi, papuošia amblemos, aš negeriu, nerūkau ir nesiruošiu to daryti, mano kieme temą mąstyti. Hei, kainoraštis, dienoraštis.